Esu Ignas, studijuoju Danijoje pirmam kurse Zealand Institute of Business and Technology Roskildės kampuse Marketing Managementą. Studijas Danijoje pasirinkau vien dėl to, kad norėjau išvažiuoti į užsienį, turėjau pasirinkimą ar Danijoje, ar Anglijoje, kas tu man padėjo apsispręsti būtent savo kelionę, kurią organizuoja, nuvažiavau į Daniją, pamačiau savo akim ir tikrai nusprendžiau, kad reikia važiuoti į Daniją. Paskaitų principas yra labai paprastas, toksai, kad niekada neturėsi darbo vienas, niekada nedirbsi individualiai, visada turėsi grupinį darbą, minimum 2 žmonės, todėl kad Danijos universitetai, aukštosios mokyklos tave ruošia darbui didelėje organizacijoje, įmonėje, kurioje irgi niekada neturėsi darbo vienas. Prisitaikyti naujoje aplinkoje galbūt buvo šiek tiek sunku, ypač pirmą mėnesį. Iš tikrųjų atrodė, kad norisi viską mes grįžti į Lietuvą, bet vien studijų kokybė privertė ten pasilikti. Roskildėje apgyvendinimo galimybės yra tikrai visai neblogos, gyvenamųjų vietų yra tikrai daug. Jeigu pats nesusirasi, kur gyventi, visada padės aukštoji mokykla, tavo akademija, institutas, dar kažkas. Tai jeigu nesurasi, visada yra tikrai lietuviai, kurie padės. Kaip ir man buvo, kai mes atvažiavome į Roskildę vieną dieną anksčiau ir negalėjom gauti buto, mus priėmė mergaitės tiesiog pagyventi. Mėnesinės išlaidos maždaug nuo 2700 iki 3000 litų. Darbą susirasti, aš manau taip, jeigu ieškosi, rasi. Neradai, reiškia, per mažai ieškoji. Studentiškas gyvenimas žiauriai linksmas yra, iš tikrųjų, kiek girdėjau, net apie Roskildės kompaniją pradėjo sklisti gandai po visą Daniją, kokie mes iš tikrųjų esam studentai ir kaip mes studentaujam. Tikrai, nuostabus žmonės, prisitaikyti daug lengviau, kai turi aplinką savo. Tikrai sutikau daug nuostabių žmonių, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų pasaulio šalių. Į Daniją išvažiavęs tikrai nesigailiu, nes aš matau didelės perspektyvas. Aš ruošiuosi po mokslo grįžti į Lietuvą dirbti, tai aš matau tikrai didelės perspektyvas, ypatingai kai žinau, kad darbdaviai įvairiausių kompanijų vadovai užsienietiškus, ypač daniškus, skandinaviškus visokius diplomus labai vertina.